Labas rytas. Šiandieną norėčiau Jums pristatyti mankštą skirtą žmonėms, tiems, kurie neturi galimybių atvykti į sporto klubą, neturi galimybių kažkur kitur pasportuoti, tačiau jie dirba sėdimą darbą ir yra nuolat pavargusi viršutinė kūno dalis, ypatingai pečiai, kaklas, tiems žmonėms, kurie ilgai sėdi prie kompiuterio, neturi galimybių sportuoti. Šiandieną keletą pratimų, būtent žmonėms dirbantiems sėdinti darbą. Iškelsim rankas aukštyn, imam už vienos rankos, švelniai patrauksim aukštyn ir kitą ranką patraukim. Leidžiame rankas už galvos, atvesime atgal alkūnes, įkvepiam ir suvedam, iškvepiam. Atvedam, įkvepiam, mentį suimam ir iškvepiam. Ir dar įkvepiam ir iškvepiam. Dar keletą kartų. Ir vieną ranką nuleisim, kitą ranką imam už galvos. Palaikom keletą sekundžių. Tai galima atlikti ir per pietų pertraukėlę mažą. Ir kitą ranką imam už galvos. Ištempiam šoninį kaklo raumenuką. Ir sugrįžtame, dedam rankas ant pečių, pasuksim atgal, pilną ratą, su iškvėpimu, stengiamės pakvėpuoti. Pasukam keletą ratų atgal, sustosim, suksime į priekį. Kojas suglausim, pasisuksim į vieną pusę. Tvirtai, užlaikome keletą sekundžių ir pasisukame. Ir į vieną. Ir į kitą. Koją uždėsim ant kojos. Vėlgi pasisuksim. Imam ranką už kelio ir sukamės. Tuomet keičiame koją. Imam už kelio. Tvirtai pasisukam. Ir sugrįžtam. Kojas ištiesime, atsisėsime ant paties krašto kėdės ir bandysime rankom pasiekti kojų pirštus. Kiek kam išeina tiek, nebūtinai iki pačių pirštų nusileis. Ištempsim pakinklius. Išbūsim keletą sekundžių, po truputį grįžtame į pradinę padėtį, kojytę sulenkiam. Dar iškelsim rankas į viršų, išsitempsim pirštų galus, ilginam į lubas. Tolygiai pakvėpuojam, pro nosytę giliai įkvepiam, pro burną iškvepiam. Keletą sekundžių. Ir nusileidžiam. Padarę šitokią mankštą, aš manau, kad jausimės geriau. Tai tiek šiandien rytui.